Pakanka suprasti, kad iš tiesų turite priimti vienintelį esminį sprendimą. Ir šis sprendimas nesusijęs su jūsų karjera, santuoka. Žmonės yra linkę varginti save nuolat priimdami vienokius ar kitokius sprendimus. Tačiau tai visai nebūtina, nes galiausiai pakanka tiesiog atsakyti savo į esminį klausimą. Ar aš noriu būti laimingas? Kai apsispręsite, jūsų gyvenimo kelias taps visiškai aiškus. Dauguma žmonių apskritai nedrįsta kelti savo tokio klausimo, nes mano, kad jų laimė nuo jų nepriklauso. Kas nors galbūt galėtų pasakyti, žinoma, norėčiau būti laimingas, bet žmona mane paliko. Kitaip tariant, šis vyriškis nori laimės, bet jis bus laimingas tik tuo atveju, jeigu žmona ir toliau su juo gyvens. Bet jų klausima buvo ne to. Klausimas skambėjo labai paprastai. Ar norėtumėte būti laimingas? Jeigu nieko prie šio klausimo nepridėsite, paaiškės, kad už savo laimę atsakote jūs patys. Tiesiog jūs klaidina giliai viduje įsišaknijusios nuostatos. Tarkime, kad ne vieną dieną alkani klaidžiojate po mišką, kol galiausiai radote kelią namo. Nors vos pavilkate kojas, kažkaip pavyksta pasiekti duris ir pasibelsti. Kuris nors iš jūsų namiškių atidaro duris, pamato jūs ir aikteli. O varge, vargšas žmogau, tikriausiai šalkai, ką tau pasiūlyti? Tiesą sakant, jums visai nesvarbu, ko gausite užkąsti. Jūs apie tai net negalvojate. Atsakote vienu žodžiu – valgyti. Ir turite omenyje būtent tai. Jums tiesiog reikia maisto ir tuo metu visiškai nesvarbu, ką mėgstate. Šis pavyzdys tinka ir klausimui apie laimę. Klausimas skamba paprastai. Ar norėtumėte būti laimingas? Jeigu atsakote taip, nekelkite sąlygų, juk šis klausimas iš tiesų reiškia, ar nuo šiol norite būti laimingi visą likusį gyvenimą, nepaisant to, kas jums gali nutikti. Net jeigu dabar į jį atsakysite taip, po kurio laiko žmona gali jūs palikti, vyras mirti, akcijų rinka žlugti, o jūsų automobilis sugesti naktį tuščiame kelyje. Panašių dalykų gali nutikti bet kurią akimirką, nuo dabar iki jūsų gyvenimo pabaigos. Negali būti jokių jeigu, ir, bet ar kitų panašių išlygų. Tai nėra klausimas apie tai, ar norite kontroliuoti savo laimę. Be abejo galite. Tiesiog dažnai sakydami, kad norite būti laimingi, iš tiesų taip nemanote. Laimiai bandote primesti savo sąlygas. Tvirtinate, kad laimingi galite būti tik tada, jeigu įvyks arba neįvyks kokie nors įvykiai. Štai kodėl jums atrodo, kad laimė jums nepavaldi. Iš tiesų, bet kokia jūsų susikurta sąlyga laimę apriboja, juk jūs negalite užtikrinti, kad viskas jūsų gyvenime ir aplink jūs vyktų taip, kaip norite. Jeigu nuspręsite, kad nuo šiol būsite laimingi, visą likusį gyvenimą patirsite ne tik laimę, bet ir nušvitimą. Kai nuspręsite būti besąlygiškai laimingi, neišvengiamai susidursite su sunkumais. Tačiau tokie jūsų apsisprendimo išbandymai tik skatina dvasinį augimą. Kai viskas klostosi gerai, būti laimingam visai paprasta. Tačiau kai ištinka sunkumai, pasirodo gal ne taip ir lengva. Pastebite, kad labai norite sakyti savo, bet aš nežinojau, kad taip nutiks. Nemaniau, kad pavėluosiu į lėktuvą. Nenumačiau, kad kažkoks šunsnukis aplandys mano naująjį automobilį. Bet ar tikrai norite pakeisti savo apsisprendimą, tik todėl, kad nutiko kažkas panašaus? Gyvenime gali įvykti milijardai dalykų, kurių nė neįsivaizdavote. Svarbu ne tai, ar jie įvyks. Gyvenime nuolat kas nors įvyksta. Iš tiesų svarbu, ar norite būti laimingi. Kad ir kas nutiktų, jo gyvenimo tikslas džiaugtis gyvenimu ir mokytis iš savo patirties. Žemėje gyvenate ne tam, kad kentėtumėte. Kokia nauda iš to, jeigu nuolat jaučiatės apgailėtini,
Nepaisant jūsų filosofinių įsitikinimų, nepajudinama tiesa yra ta, kad gimėte ir mirsite. Tačiau tarp šių momentų turite apsispręsti, ar mėgausitės gyvenimą. Laimė nepriklauso nuo įvykių, tai tik įvykiai. Ar būsite laimingi, sprendžiate tik jūs. Jeigu norite būti laimingi, paleiskite tą savo dalį, kuri nuolat ieško dramų ir priežasčių nesidžiaugti. Mėgautis gyvenimu – vienintelis protingas sprendimas. Jeigu suksite galvą dėl gyvenimo įvykių, nieko nelaimėsite. Pasaulio pakeisti nepavyks, o jūs kentėsite, jeigu tik leisite visada kas nors išmuš jūs iš vėžių. Kai tik kokia nors jūsų esybės dalis taps nelaiminga, paleiskite ją. Nesvarbu, kas nutiks, karčiuokitės gyvenimo. Niekas negali atimti jūsų džiaugsmo. Kas iš to, kad liūdėsite, tai nieko nepakeis. Galiausiai, jeigu liksite laimingi, jūs nugalėsite. Tegul jums tai būna lyg žaidimas, išlikti laimingam, kas be nutiktų. Pažvelgę į savo vidų, pamatysite, kad jaučiatės laimingi. Jūsų širdis yra atvira ir kupina vidinės energijos. Būdami nelaimingi, užveriate širdį ir užblokuojate iš vidaus kylančią energiją. Tad jeigu norite likti laimingi, tiesiog neužverkite širdies.